Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Šarūnas Labinas, tiesiai iš karšto baseino ir šiandien jums, tokia bus kaip ir pamoka, kaip ir nelabai. Tiesiog parodimas, kad Minecrafto pasaulyje atsirado toks naujas, kaip ir Minecraft varikliukas, Minecraft serverio varikliukas, kuris vadinasi Pumpkin, moliūgas. Tai šita pamoka bus labiau tokia tiesiog pasižiūrėti jums, pasibandyti, jeigu norit, kaip greitai užsikrauna serveris, pačiam tiesiog per ten visiškai sekundę, tiesiog pasileisti kompiuteryje savo pačio serveryje ir, galbūt šitas dalykas padės tiems, kurie turi labai lėtą kompiuterį, nes, sakykime, tas serveris, jis žiauriai greitai užkrauna viską. Tai jo, žodžiu, aš čia daug nekalbu, viską tuoj pamatysit, tai keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai keliaujam į naršyklę ir čia, kaip matot, yra pumpkinmc.org puslapis ir visas šitas moliūgo serveris. Tai pavažiavus šiek tiek žemyn, galite pamatyti čia daug visokių tais pribumbasų, taip negražiai išsireikšiu. Ir būtent palyginimas su moliūgu šituo, tada vanila jau tuo paprastu, kur, galima tiesiog iš Minecraft pačio atsisiųsti serverių. Tada iš Spigot ir Paper, vieno populiariausio ir realiai šiai dienai geriausio serverio varikliuko, kurį naudojam ir Redfox Cloud'e, aišku. Ir dar kažkoks čia folija, tai šito tai asmeniškai aš net nežinau. Bet, pagrindiniai turbūt pranašumai yra tai, kad šitas serveris baisiai greitai užsikrauna. Kaip matot, čia turim užsikrovimo laikus. Tai žiauriai greitai užsikrauna, žiauriai mažai valgo ramų, kas, šiandien yra labai aktualu. Ir, žodžiu, labai pakankamai mažai naudoja procesorių, sakykime. Tai, žodžiu, jeigu jums čia įdomus visi šitie dalykai, tai galit pasiskaityti, pasižiūrėti. O aš nieko nelaukiu ir spaudžiu čia atsisiųsti. Ir, kaip matot, čia galima įsirašyti ant Apple kompiuterio, Linux kažkokios tai sistemos, o mes, žinoma, naudojam Windows. Tai tiesiog paspaudžiam ir atsisiunčiam. Ir, žodžiu, dabar, kaip matot, turim tą aplankalą atsidarė ir čia yra tas pumpkinas. Jo, tai gerai, dabar jeigu viskas tvarko, jūs turėtumėt matyti laiką, nežinau, kodėl rašo, kad mano laikrodis skuba 0,3 sekundę. Bet jo, kaip matote, Lietuva, žodžiu, dabartinės valandos, kada yra įrašinėjimas šitas video, šita pamoka, tai žiūrėkit, kaip greitai viskas pasijungia. Tai čia viskas normalu, spaudžiam daugiau informacijos, vis tiek vykdyti, čia viskas yra tvarkoj. Dėl šito nepergyvenk, viskas serveris užsikroja. Aš nespėjau dabaigti sakinę, serveris užsikroja. Aš galiu išjungti, aš galiu dar kartą paleisti, žiūrėkit, viskas serveris užsikroja. Ant tiek greitai užsikrauna serveris. Ir aš visiškai nejuokauju, aš galiu uždaryti, ta prasme, šitą serverį. Ir dabar tiesiog atsidarysiu Minecrafto žaidimą. Gerai, tai aš dabar pasidariau, jūs matot gyvą laikrodį keliaujantį, jūs matot mano žaidimą ir jūs matot būtent šitą serverį. Tai dabar, kadangi aš viską pasileidinėjau ant kompiuterio, tai man reikia prisidėti serverį. Ir šitas serveris bus localhost. Žodžiu, spaudžiam don, dabar kaip matot negali prisijungti, nes nieko neranda mano kompiuteryje. Jūs dabar tiesiog pasižiūrėkit, eina laikas ir aš spaudžiu šitą, viskas, aš serverį. Taip greitai užsikrauna šitas serveris. Visiškai tiesiog, ta prasme, sekundės reikale. Ir viskas, jūs galit pilnai naudoti serveriu. Apart viso šito, aišku, žinoma, yra pasaulio failai paprasti, kuriuos gali čia kažkiek tais keisti. Yra plugino aplankalas, bet, kadangi viskas čia dar labai yra pradiniai stadijoje, tai abejoju, ar čia kažkokie pluginai labai veiks. Tai, aišku, yra vadinamieji logai ir, žinoma, yra konfiguracinis aplankalas, tai čia tiesiog irgi galit visiškai paprastai konfigūruoti savo Minecrafto serverį, kaip ir tą galit ir darot dabar, nežinau, su vanila ten, sakykime, Paperio serveriu ir taip toliau. Ok, gerai, dabar viską susitvarkiau, jau galiu skraidyti ir ką aš dar labai čia noriu parodyti, tai kaip greitai iš tikro serveris krauna žemėlapio gabalus. Tai aš primenu, kad viskas čia veikia ant mano kompiuterio, kas reiškia, kad mano kompiuteris užkraudinėja šitos pasaulio gabalus ir dar automatiškai juos įkrauna man, į patį žaidimą, ta prasme.
Tai, ta prasme, vat ant tiek greitai čia kūrėsi pasaulio gabalai ir mes turim klaidų, yra šiek tiek ir klaidų visokių pasitaiko ir panašiai, nes, nu, šitas dalykas yra tiesiog labai, labai pradinėme lygyje dar, bet palyginus žiauriai greitai. Plus, dar turėkime omeny, kad man stabiliai, sakyčiau, taip plus minus laikosi 60 FPS kadrų per sekundę, kitaip tariant, ir jie nekrenta žemyn. Jeigu aš pasijungčiau net ir per serverį, ko gero aš susidurčiau su problemom ir, na, tiesiog visas šitas, pavadinkim, įrašas ir taip toliau, net žaidimas man striktų. Čia visiškai nėra absoliučiai jokių problemų. Tai kol kas pats žaidimas yra, na, iš esmės aš pavadinčiau žaidžiamas, nes, na, kaip ir veikia, vat, kaip matote, medžio griovimas, galima ten, taip, kažką tai skurti, burti, statyti, vat, pasidariau darbastalį, ta prasme, galiu daryti visokius dalykus, bet kur mes turim tokį vieną didelį minusiuką, tai šiai akimirkai, jeigu aš paimčiau kažkokį tais, nu, sakykim, draugišką arba kartu, vat, ir nedraugišką būtybę, tai, nu, jie stovi vietoj ir jie nelabai ką daro. Tai va, mes juos galim makaluot, bet jie kaip ir neturi to tokio, na, pavadinkim, AI jau savo. Ir lygiai tas pats yra, aišku, su kažkokiom tais piktom būtybėm, net jeigu aš grįšiu į išgyvenimo režimą, kaip matot, na, į mane visiškai nereaguoja nei vienas, nei kitas, absoliučiai, ir, na, daryk su jais, ką nori. Tai jo, tai kol kas žaidimas yra pakankamai limituotas, viskas čia yra daugiau turbūt parodyta kaip, na, angliškai vadinama proof of concept, kažkokio koncepto, nežinau, parodymas, tai pavadinkim, tiesiog, kad yra galimybė pagreitinti ir dar labiau optimizuoti Minecrafto serverius. Tai dar vienas pliusas, kuris greičiausiai bus dar tik tais ateityje, bet jau dabar yra implementuojamas, tai pavadinsiu. Tai yra tai, kad jūs galėsite vienam serverį, būtent šito Pumpkin serverį, galėsite tiesiog kartu žaisti su draugais, kurie turi Minecraftą telefonuose arba tą vadinamą Bedrock Edition kompiuteryje, kas reiškia, kad kartu paleidus serverį pasileidžia tiek va šitas Java, sakykim, serveris, tiek Bedrock serveris. Ir pasileido, aišku, jis ir man, aš bandžiau pasijungti, man užlūžo žaidimas, kas yra labai 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 šviežia ir dar, žinoma, pradiniai faziai. Na, o jeigu ir jūs norite pabandyti pasileisti šitą moliūgo varikliuką ant savo kompiuterio, tai pamoką padariau, viską matot, tiesiog pirmin pabandykit, pasižiūrėkit, kaip veikia jūsų kompiuteris, kaip užsikrauna greitai įsijungia serveris ant jūsų kompiuterio, žodžiu, kaip sekasi, galite ir komentarą parašyti, jeigu pabandysit ir viskas jums veiks super. Galbūt net ir Red Fox Cloud serveriai, na, kai visas šitas moliūgo varikliuko dalykas pasidarys šiek tiek tvarkingesnis, labiau užbaigtas, galbūt ir Red Fox Cloud serveriai turės būtent šį varikliuką, kad galėtų viskas išsikrauti greitai ir veikti sparčiai. Na, o aš jums sakau, jeigu pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Na, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!